Labas rytas. Mūsų rytas prasideda nuo parkelio, kuriame stovi kas, ne bet kas, o Monkey D. Luffy's. Šitą statulą pastatyta kūrėjo garbei, kadangi jisai gimė Kumamoto mieste. Tai čia yra gyvo tikro dydžio, toks koks jis iš tikro yra. Luffy's. 1,74 m. Galima pasimatuot, pajaust, kaip iš tikro jis atrodo. Greitas stojimas, už valanduko kelio yra dar viena statula. Kokia statula čia yra? Kokia? Roronozo. Pažiūrėkit. Eik to sau. Greiti pusryčiai. Rima jau skanauja sashimi savo. O čia dar yra visokių tonkatsu sušių. Tai jau čia vygantuinės mėsos reikia. Ir dar žiūrėkit, nusipirkom Sakura Fanta, aš taip įsivaizduoju, turbūt. Nežinau, bet paragausim ir... Ne peach? Ai, gal taip... Ai, gal peach. Gerai, peach, tai paragausim. Mums pavyko, su mašina užkyl 1000 sienų kainuoja mokestis. Kvapas čia toksai, kai buvo tas kiaušinių, tai dar stipresnis. Ir prie pat kraterio neleidžia, nes kyla dūmai iš ugnikalnio, bet galima užlipti į apžvalgos aikštelę, ten viršuje pasigrožėti. Tai mes tą ir padarysim. O šitas ugnikalnis yra aktyvus. Vienas iš top tų didžiausių pasaulio aktyvių ugnikalnių. Paskutinį kartą įsiveržęs buvo 23 metais. Mes čia per ilgai neužsibūsim, nes nėra sveika, šiaip iš tikrųjų čia kvėpuotos vulkano dūmus. Nu ką, lipom į tą apžvalgos aikštelę pasižiūrėti. Yra čia toks. Biški toks ne kiaušinis, bet net dirgina gerklę. Tai žodžiu, yra va taip. Visas šitas yra krateris. Milžiniško dydžio šiaip iš tikrųjų. Čia yra apžvalgos aikštelė, o po apačia yra toks jau emergency kambariukas, kur jeigu įvyksta kažkas, tai jau čia galima ateit pasislėpti. Šalmai sudėti, langai stori. Nu ir jeigu jaučiu, kas atsitiktų, tai čia reikėtų pirmiausia jaučiu slėptis. Nu, bet geriau, kad to nebūtų. Jei gyventume Marse, va taip atrodo. Gaila, uždaryta šiandieną. Ką čia rašo? Geltonas irgi, raudonas jau evacuate, žodžiu. Ir geltonas jau evacuate. Tai mes čia va užlipom, o čia negalima, nes čia jeigu eini, tai matosi tas vidus. Įleido. Atidarė kraterio zoną. Jei. Jau mes prie mašinos, jau sako, varom. Eik tu sau. Šitoj pusėje va kaip eini, tai jau labai kabino gerklę. Gerai, aš manau, kad reikia eiti. Vis tiek nėra sveika čia kvėpuot tom vulkano dūmais.
Atvykom į, mano nuomonę, lankomiausią Kyushu salos vietą. Tai Tachiko Gorge. Tai toksai tarpeklis, kurio galima prasiplaukti laiveliu. Bet jau tie laiveliai, nežinau, buvo užbukinti, mes kai pirkom kelionę, tai jau prieš 3-4 mėnesius buvo viskas užbukinta. Tai nežinau, kada čia reikia tą laivelį užsibukinti. Prieš pusę metų turbūt. Greitai ir paprastai. Mes ką tik buvom Aso ugnikalny, tai jis čia dėl visko kaltas. Kažkada prieš 1000 metų įsiveržė, čia bėgo lava, nutėsė tokius takus, per kurį pradėjo vanduo tiesiog bėgti. Ir laikui bėgant griaužė. Ir va. Pažiūrėk, ką išgyvent. Dabar va prašau, žmonės tiesiog laiveliais plaukia. Pamačiau kažkokį Red Bullį naujo. Purple Edition vadinasi. Paragausim. Čia žinai su kuo? Su vynogiam. Oi. Koks saldus. Labai japoniškas. Vynogių sultis su gaziuku. Net nesijaučia to energetinio skonio. Nu ką, aplankėm tos. Tachiko. Tarpeklį. Va. O žmonės čia yra. Gražu, tikrai gražu. Bet, kaip Rima sakė, grožio neužtenka. Toksai, kur ateini, pasidarai nuotrauką ir išeini. Nu, norėtųsi daugiau to tokio experience'o. Aš valgau suvenyrus jūsų. Priešais mus yra ten pavalgymo vieta, kur sėdi, plaukia vanduo Gali papildyti? ir makaronai taip pareina ir tu juos pagauni ir valgai. Nežinau, ar čia matysis. Galiu pazoominti. Va. Tai yra tas toks didelis, ten įplaukia makaronai, gaudai su lazdelėm ir valgai. Vienas minusas su Japonija, kad dabar, pavyzdžiui, yra po 3:50 ir jau golden hour prasideda. Tai jeigu važiuoji kažkur ilgiau, porą valandų, tai jau nedaug ką tenka pamatyti. Einu išsineš šiukšlės. Biškį taras prikaupėm. Kaip į taromatą, tik kad pinigų neduoda. Važiavom į tokį užkampį. Kilom 30 minučių į kalną, esam 500 metrų virš jūros lygio, atvažiavom į savo viešbutį. Va, toks savo viešbutis. Visas šitas kompleksas yra viena didelė ligoninė. Tai vadinasi The Pulse. Pažiūrėkit, toks kambariukas. Tokia lounge chill area. Televizorius. Čia tučas yra? Žiūrėk, va pramogas, maistas. Wow. Tai va, tokia lova pagaliau su Rima nereiks dalintis kaldrą. Nuėjom pavalgyt. Ieškam, kur pavalgyt. Sugalvom, taigi pavalgysim viešbutį. Pavalgysim viešbutį vakarienę. Atėjom, skaičiuojam mum. Sako 6,000, sakau, for 2 people.
Jo, ir kažkaip užsifilmavau, nežinau, žodžiu, 13 tūkstančių paskaičiavo, tai čia yra 75 eurų. Nu tai žinokit, jau taip privalgėm. Ir sašimių, ir steikų, ir sakės, ir alaus, ir vyno, viską, kad atpirkt. Bet už tai gerai pavalgyti. I see. No way. Mm.